Kaip tu pristatysi? Šokėjas, sportininkas, fotografas, menedžeris. Ir pradedam. Ką pradedam? Labas rytas, labas rytas. Labas rytas. Kaip nuotaikos? Kokia energija? Kaip nuotaikos? Va, saulė šviečia, viskas gerai, nebe per debesis. Tai šiandieną mes turime pašnekovą, taip? Už kadro, kur visą laiką sėdi, mūsų Remigijus šiandieną mūsų laidoje. Ir mes jį norim pristatyti kaip sportininką, fotografą, šachmatininką, organizatorių, renginių vedėją, šiek tiek prisilietusi prie žurnalistikos. Papildysi dar kažką? Vėliau papildysim, ištrauksim gal kažką vis naują. Mano profesija? O tavo profesija? Tai apie tai šiandieną laidoje. Taigi, Remi, kokia tavo profesija? Elektronikos inžinieris. Va. Ir draugauju su elektrika? Su kuo? Su elektrika. Jos vardas toks? Jo. Nebedraugauju su niekuo, esu apsiženęs su žmonas. Va. Tai gal papasakok apie savo kelią į Norvegiją? Ar seniai jisai prasidėjo? Kaip jau ne vieno mūsų svečio 2012 metais. Aš ir visi tuo pačiu metu atvažiavo. Jo, Čia gal lėktuvai kokie užsakomieji buvo. ir ne vienas mūsų svečias atvažiavo tuo pačiu metu, visi čia sako ten nuo 2011 iki 2013. Tai aš 2012 atvažiavau balandžio 1. Balandžio 1 su apgaulė. Be jokių bairių. Beje. Skambinau tėvams, sakau, išvažiuoju į Norvegiją dirbti. Ir kaip tėvai reagavo tada? O ką tu ten dirbsi, braškis skinsi? O tai buvo blogai Lietuvoje, kad išoriai? Ne, Lietuvoje nebuvo blogai. Turėjau gerą darbą, bet darbės klostė situacija, kur su valdžia man sunku buvo sutarti, nes valdžia tiesioginiu savo vadovu, kurį atleido 2 savaitės po to, kai aš išėjau iš darbo. Galėjau ir pasilikti. Bet parašė man iš Norvegijos vieną įmonę, e-mailą. Sako, mes ieškom darbuotojo. Ir maždaug truko tik tais dar atsiųsk savo banko sąskaitą ir būčiau žinojęs, kad čia tikrai skemas. Tas e-mailas taip ir atrodė. Parašytas puslapis, atsidarau tą puslapį, ta įmonė ką tik susikūręs puslapis, vos senais kažkas informacija bendra, tikrai skemas. Na galvoju, atrašysiu, žinai, pažiūrėsiu, kur čia mane nuves. Atrašau ir iš karto atskambinu atgal. Labas, čia mes atvažiuojame į Vilnių, kalbinsim visus norinčius kandidatus į tą elektronikos poziciją. Gerai, sakau, pakalbėsim. Man ten šitą darbą jie išsinuomavo patalpas viešbutį. Sakau, ateisim, pasikalbėsim. Tai nuvažiavau, pasikalbėjom. Davė pasiūlymą, kurio negalėjau atsisakyti. O kaip jie tavęs susirado? Per CVLT nusipirko. Norvegai sužinojo, kad Lietuvoje yra tokia kaip CVLT, ko Norvegijai tuo metu nebuvo. Dabar jau Fine galima savo CV įsidėti arba LinkedIn'e visi mato savo galimus kandidatus darbui. O Lietuva turėjo CVLT daug seniau jau. Ir tenais jie suprato, kad ten už kelis šimtus litų, kas Norvegam buvo jokinga suma, gali atsidaryti visą didžiausią duomenų bazę, kuri čia pas darbuotojų ieškotojų kompanijas daug brangiau kainuoja. Tai jie patys tą padarė, nusipirko, pasikalbino, kiek žinau, tuo metu Lietuvoje 7 lietuvius, Latvijai 3 latvius ir dar berods Lenkija važiavo. Ir iš to jų turo po Baltijos šalis ir Latviją pasisamdė 2 lietuvius čia į Norvegiją. Aš tave pertraukau, o tai kaip tėvai reagavo į visą šitą? O tėvai reagavo, iš pradžių galvoja, kad juokauju, po to paklausė ir durnas. Po to pasakiau, kad geras darbas, gera alga, pabandysim, nepatiks grįšiu. Vienas tuo metu buvai? Tuo metu buvau susižadėjęs su Jolanta ir buvo 2 mėnesiai iki vestuvių likę. Oho, tokie pokyčiai. Tai vestuvės buvo Lietuvoje ir Norvegijoje. Ir čia reikėtų klausti ne kaip tėvai reagavo, o kaip Jolanta reagavo. Nu jo. Jolantai paskambino, sakau, yra toks pasiūlymas, tokia alga ant stalo guli, sakau, važiuoju. Jolanta važiuoja. O Jolanta turėjo tuo metu Lietuvoje darbą? Jo, tuo metu dirbo jinai.
buvo interjero dizaineris senukose. Jai nuo darbo iki namų buvo 5 minutės peškom, man 6 minutės peškom. O kiek dabar jai? Dabar 40 minučių su mašina. Panašiai ir man. Tai va, tai atvažiavau čia į Norvegiją, Jolanta liko Lietuvoje ir likus mėnesį iki vestuvių, man atrodo, mėnesį jinai jau išėjo iš darbo ir pradėjo ruoštis vestuvėms. O aš čia dirbau. Tai tu grįžai paskui iš Norvegijos tiesiai į vestuves? Jo, aš grįžau 2 dienas iki vestuvių. Padėjau tik tais likusias dėžės supakuoti, nes reikėjo mūsų daiktus dar visus atsiųsti. Aš čia atskridau su 2 lagaminais. O Jolanta supakavo visas dėžės, ten užbaigėm pakavimą, dėjom į siuntų tarnybą ir atvežėm čia į Norvegiją viską. Tai jūs susitokėt ir tada iš karto atvažiavo čia? Mūsų vestuvės buvo 5-dienį, kai gavom pažymą iš kunigo, kad jau susitokė. Jolantos tėvai lieka į metrikacijos skyrių, kur reikėjo oficialiai, kad į valstybės registrą būtų įtraukta, kad Jolantos pavardė pasikeičia. Pirmadienį varėm paimti greitai pasą, kad pagamintų per 1 dieną ir antradienį išskridom į Norvegiją. Ir mes daugiau negrįžom į Lietuvą kaip... Ir taip dabar ir gyvenat Norvegijai, kiek metų jau? Taip jau 12 metų praėjo čia Norvegijai. Tai jau dabar ir vaikai, ir šeima, viskas. Jo, pilnai čia... Ir ką dabar šiuo metu tu dirbi Norvegijai? Pagal savo specialybę? Ne, aš vieną kartą pakeičiau kompaniją. Tai tas pats elektronikos inžinierius, tai dabar vyresnysis ar senior, nežinau kaip lietuviškai net vadinasi, senior elektronikos inžinierius. Tikriausiai, kad vyresnysis. Vyresnysis ar vyriausias ar kažkaip. Tai tas pats darbas prie tų pačių naftos elektronikų. O ką tenai darai su ta elektronika? Projektuoju plokštės. Esi mačius tokią žalią plokštę su daug mažų dalelių. Tai va, mano darbas yra tokia padaryti, kad ten kažkas veiktų. Okay, o kaip tenai viskas susijunginėja? Man visą laiką buvo įdomu. Kompiuterinės programos yra išmoksti, kaip susijungia elektronikos komponentai tarpusavį tam, kad atliktų tam tikras funkcijas. Elektronikos, tai yra kompiuterinių programų pagalba visą tą padarai ir pagamini tą plokštę. Pats plokštės negamini, gamina spaustuvės specialios. Surinkti gali pats tik tais komponentus ant jos. Ir po to testuoji ir žiūri, kas gaunasi. Jeigu nori kažką suprast, žinok, be studijų nepaeis. Na, žinau. Bet aišku, buvo labai įdomu, taip ir veikia ta žalia. Pabandysim sukurti ir mes. Kai manęs klausia, kas tas yra elektronikos inžinierius, sakau, ta žalia plokštė, kur atsidarai kažkokį, ar sudaužai telefoną, pamatai kažką per vidurį, ten tų mažų plokštelių daug, tai aš tokias gaminu, kas ten viduje yra. Tik tai naftos įrangai viskas. Ir tai labai skiriasi nuo viso to, kas Lietuvoje yra mokama, nes naftos įranga yra viskas aukštoj temperatūrai, 175 laipsnių. Kas, pavyzdžiui, jūsų telefonas dirba iki 80 laipsnių teoriškai, bet realiai 45 laipsnių jam daugiausiai, kiek gali atlaikyti telefonas, laikrodis, tokia maža elektronika. O mums reikia padaryti, kad veiktų prie 175. Lietuvoje tokių dalykų nemoka, dėl to man čia reikėjo kurį laiką pastudijuoti pačio įmonėje būnant, pasimokinti iš labiau patyrusių elektronikų, kaip tą darbą daryti. Tai kažkokius kursus dar papildomai? Ne, kursų papildomai ne, jo tiesiog mokiausi aš atvažiavau kaip jaunesnysis inžinierius ir tiesiog vyresniai inžinieriai mane mokė, ką reikia daryti, kaip padaryti. Norvegai čia buvo ant tiek krizė darbuotojų, ypač inžinierių, kad jie buvo nusiteikę atsivežti jauną žmogų ir jį išmokinti. Svarbu, tu turi išsilavinimą toje srityje, vadinasi, turi pagrindus, bazę to, ko reikia, ir tada jie damokina iki to, ko trūksta. Ir tu dabar visą laiką tai ir dirbi. Taip. O ką papildomai dar darai? Kažkokių užsiėmimų? Arba kada, kai jau atvažiavai, įsikūrėjai, pradėjai dirbti ir kada supratai, kad dar kažko trūksta. Ar tai bendruomenės, ar tai veiklų. Ir nuo ko pradėjai? Kai atvažiavau į Norvegiją, aš Lietuvoje fotografavau ir vestuvės krikštynos buvo. Jau Lietuvoje fotografavau? Jo, Lietuvoje fotografavau. Aš pradėjau fotografuoti nuo 2006-2007 metų. Ja, kažkur 4 kurse. Tai tu kaip mėgėjas Lietuvoje fotografavai? Pradėjau kaip mėgėjas. Pusbrolio draugas ženėsi. Sakė, labai biudžetinės vestuvės, neturi
viešų fotografai samdyt, sako, klausė, gal gali pafotografuoti. Ir aš sakau, aš norėjau pafotografuoti, kad tiesiog turėti kažkokį pavyzdį, kad galiu. Ir iškart gavau vestuvės, ne kokias krikštynas, gimtadienį, o vestuvės. Pafotografavau, atsimenu viską ir su jauniesiems sakau, viskas, čia, žinai, užtenka, aš nebaigiau, čia turiu nuotraukų, apdirbsiu, atsiųsiu. Jie atsidėkojo ir man dar davė 100 litų. Ir man, wow, už tai pinigų galima užsidirbti. Pasirodo. Ir tada nuo to ir prasidėjo. Tas albumas buvo mano pavyzdinis pirmasis ir tada pradėjau ieškoti, kas daugiau nori. Ir visą laiką būdavo, kad savaitgalį kažką fotografuoju. Kol Lietuvoje gyvenau, tai vasarom 3-4 mėnesiai, kol vasaros oras, vestuvės vyksta, laisvą savaitgalį sunkiai turėdavau. Nuolatos vestuvių fotosesijos būdavo. Arba krikštynų. O kaip čia Norvegijai tu? O Norvegijoje aš atvažiavęs iš pradžių nieko nefotografavau. Buvau atidėjęs, galvojau, kad čia nedarysiu to. Bet praėjus gal metam, pusantrų, aš fotoaparatą vis laik su savim turėjau, tiesiog einu į kalnus pasifotografuoti, šeimą, savo malonumui tiesiog. Bet pradėjo atsirasti Facebooko grupė Stavanger lietuvių, kur žmonės pradėjo ieškoti, kas gali pafotografuoti. Ir pradėjau rašyti, kad galiu pabandyti. Ir tada taip įsisukau ir čia, kad irgi žmonės pradėjo naudotis tuo, kad moku fotografuoti. O tu vienas buvai iš lietuvių, kuris fotografavai, ar ne? Ne, tuo metu buvo, Paulius buvo tuo metu, dar viena mergina, kurios vardą neatsimenu, bet jinai ir negyvena. Čia Egidijus buvo, kuris dabar irgi dar čia fotografuoja. Julius buvo fotografuojantis. Kur turi savo studiją? Jo, aš pas jį studiją nuomojuosi, kai reikia studijinės fotosesijos. Tai buvom keliese, netgi darėm kelius susitikimus tokius, kur pasiemam kokį modelį, einam prie jūros, paplūdimį ir visi bandome kaip vienais pasifotografuoti. Bet tas ilgai netruko, ten ta grupė ilgai neišgyveno ir tiesiog visi po to kas savo. Kodėl? Nebuvo iniciatyvos daug iš grupės vadovų. Aš pats buvau čia kaip ir naujas atvykęs, ten nepuoliau daug reikštis. O senieji jie ar išvyko kas, ar metė fotografavimą iš viso ir tas užsidarė. Tai tau dabar ta fotografija yra kaip hobis? Ar dar toksai kaip papildomas darbas? Hobis, kuris yra ir mano antras verslas. Aš turiu įmonę atsidaręs, kurios profilis yra kaip fotografą. Supratau. Ir elektronikos inžinierius. Du įrašyti. Ir žurnalistika beje dar įrašyti yra. Jo, šitą, kai mes darėm su Igoriu podcast'u, tu minėjai man, kad tu esi buvęs žurnalistas futbolo, jeigu aš nemeluoju. Jo, stebėdavau anksčiau varžybas futbolo. Čia tokią mintį sugalvojau, kai su žmona sugalvojom, kad reikia susitaupyti kažkaip greičiau tą pradinį įnašą namui. Ir reikia kažką tai, kas dar duoda, ne taip kaip fotografija atsiranda karts nuo karto, o nuolatos, kad būtų dar kažkokias papildomas įnašas, kur ne iš savo algų, bet ir ant viršaus ir tą visą laiką dedam į banką, kur kraunamės tą pradinį įnašą. Ir tą pradėjau daryti, žiūrėti futbolo varžybas, stebėti, rašyti statistiką, aprašymus varžybų, ten rezultatus, viską raportuoti. Buvo speciali programėlė telefonai, iš pradžių su neišmaniu telefonu, po to su išmaniu atsirado, tai tą darydavau nuolatos, kol susitaupiam namui, susitaupiau mečiau. O kur ta transliacija vyko visa, ar tiesiog internete, ar radijai? Viską galėdavau matyti internete, ką aš raportuodavau. Bet tu pats domiesi futbolą? Taip. Kitaip, ne. Taip, domiuosi, aš pats... Labiau futbolą, ne krepšinio? Ne, krepšinio, man krepšinis yra įdomiau žiūrėti, o futbolas būdavo įdomiau žaisti. Bet esi žaidęs ir tą? Futbolo esu žaidęs sekmadienio futbolo lygai Vilniui, savo komandą turėjau, kurią palikau išvažiuodamas į Norvegiją, kuri dabar jau kaip ir iširo, man atrodo, kažkas apie 20 metus iširo tą komandą, bet ir su tą komandą ir turėjom ir titulų pasiekę. Tiesiog žaidžiau futbolą, kai
kol Vilniuje gyvenu. Man čia labai, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet čia labai į temą dabar klausimas, kuris tau yra atėjęs. Nu, sakyk. Kokia sporto šaka yra pati neįdomiausia tau? Net nesu sugalvojęs tokio dalyko. Kokia neįdomiausia? Ar ta, kurią esu žaidęs, ar ta, kurią esu matęs? Kuri tiesiog rodo, kuri neįdomu. Atijungi televizorių ir, čia tas. Šokiai ant ledo. Šokiai ant ledo. Viena įdomiausia. Pati baisiausia ir neįdomiausia sporto šaka, taip. Nes daugiausiai traumų? Ne. Vat dar prie šito, gal dar turėčiau aukščiau negu. Šiaip šokiai ant ledo man nepatinka dėl to, kad kaip anksčiau labai stebėdavau. Būdavo olimpinės žaidynės, Vanagas su Drobiazka šokdavo, ne? Ir šoka kita pora, iš ten būdavo Rusija, Amerika ir dar kokia nors Kanada, kurie pretendentai laimėti varžybas. Ir, tarkim, amerikiečiai griūna ant žemės, kas yra didžiausia bauda, ir užima 3 vietą, o lietuvių pora šokdama idealiai užima 4 vietą. Tai čia. Tai vat man ir tada supratau, kad čia yra visiška nesąmonė, čia net nėra sportas. Čia tiesiog yra komisijos subjektyvi nuomonė, kas yra geriausi tuo metu, ir jeigu jie jau nusprendė, kad va čia jie yra geriausi, jie jiems ir duos tą aukščiausią vietą, nesvarbu, koks yra rezultatas to dieną, koks pasirodė. Tai gal čia korupcijos daug. Jo, bet čia dėl teisingumo tarsi. Jo, tai man ir tada mečiau, tiesiog nebežiau, vis laik stebiu olimpinės žaidynės, žiemos, vasaros, ledas, šokis ant ledo. Iškrito iš mano programos visiškai. Nebeįdomu, net jeigu ir lietuvių dalyvauja. O pats mėgsti, kai ateina žiema ant ledo, nuvažiuoti kur nors paslidinėti? Ne, nemėgstu. Ne? Ne. O čia nepaslidinėti, pačiužinėti. O slidinėti kalnuose? Slidinėjau su kalnų slidėm. Tik su slidėm? Jo, tik su slidėm. Mokinausi biškis su snieglente. Bet dar tik prieš porą metų įsigijau. Dar neišmokau. Neišmokai? Nebuvo dar kaip labai jau to laiko mokinimuisi. O dažnai, pavyzdžiui, su šeima važiuoju paslidinėti, kai būna žiema? Stengiamės bent porą kartų metus nuvažiuoti. Tai jau vaikai moka? Matai, vaikai visiškai nenori slidinėti. Ai, nenori? Jie tik tai su rogutėm. Slidės esu ir vaikam nupirkę. Lygumų slidėm jie čiuožinėja. Viskas, bet kalnų slidėm jam kažkaip baisu, nepatinka, bijo griūti. Nesvarbu, kad minkštai turi tos vatinės savo striukės, kaip kamoliukai nusiridentų, bet nenori vis tiek. Tai su lygumų slidėm ten važiavus į Sirdalį per ežerą perčiažti jam patinka. Šalą ežerai labai smagas trasas yra. O aš dabar neseniai mačiau, tu su dviračiu labai toli važiavai. Tu važiuoji iki darbo su dviračiu? Ar čia skaitasi toli? Jisai nors šį rytą važiavo. Tai bet čia kartais, bet aš žinau, kur tu dirbi ir plius minus kur gyveni. Tai toks atstumas, čia man su mašina važiuoti jau yra išvyka. O čia į darbą su dviračiu? 27 kilometrai. Ir tai keliesi, kiek keliesi prieš darbą, kad spėtum? Keliuosi 30 minučių anksčiau, negu važiuočiau su mašina. Tik tai. Tai jeigu su dviračiu važiuoju valandą, maždaug valandą 10, priklauso nuo oro realiai, o su mašina važiuoju 40 minučių. O nesi paskutinį kartą ėjęs? Bėgęs? Čia irgi tuo pačiu maršrutu? Taip. Oho. Šitą tai nežinojau, kad tu... Apie bėgimą, ne apie dviratį ten buvo, kad tiek ir žiūriu pagal žemėlapį iš namų iki darbo. O kodėl? Mūsų 5 km iki darbo eit pėstute. Nu, čia jo. Bet čia toks savęs išbandymas buvo? Čia mūsų pastate, mūsų kaimyninė įmonė kas metai daro varžybas, bėgimas namo vadinasi. Ir visi bėga iki savo namų. Tai ir tau reikėjo. Aš gyvenu toliausiai iš visų. Antras pagal atstumą gyvena 27 km nuo darbo. Tai... Ir jisai irgi bėga? Jisai irgi bėga, aš šiais metais irgi bėga iki namų, bet mano buvo 30 ir ilgiausias atstumas. Ir ten skaičiuoja paskui pagal laiko ir atstumo santykį, kokiu greičiu turėjai bėgti, kad ten kas greičiausiai gavosi bėgti. Tai šiais metais laimėjau bendrą tą suvestinę paėmus. Kiek laiko bėgai? Lygiai 3 valandas. Oho. Nesustojant tiesiog bėgai namo. Teko vieną kartą sustoti, nes pribėgau kelio darbus, dabar prie Altadalio, ten kelio darbai vyksta. Ir žmogeliukas, kuris reguliuoja mašiną, sako, stop, tu negali bėgti dabar.
Sako, kodėl, sako, ką reikia. Sako, palauk, kol atvažiuos lydinti mašiną, kol mašinas važiuos ir tu bėgsi iš paskos. Po mašinų greičiu. Jo. Ir nėra šaligatvio? Ne, nėra šaligatvio. Paskutinius 15 km turiu mašinų keliu bėgti. O kas, mes vakar kaip tik važiavom, kas tenai yra prie ežero to tvarkoma, ten bus platinamas kelias? Platinamas kelias, nes ten griūvantis kalnas yra ir labai siaura. Daug mašinų veidrodėlius palieka tarpusai prisilenkdamas. Tai tu tokį aktyvių sportų užsiemi, bet taip pat tau patinka ir šachmatai. Iš šachmatų, jo. Nu, čia jau iš mokyklos atėjo. Mokyklą žaisdavo šachmatai? Mokyklą žaisdavom šachmatai, būdavo darbų pamokos ir turėdavom vienas staklės arba dviejas, priklauso nuo kabinetą, kurį gaudom. Ir pas mūsų buvo gal 15-16 vaikinų. Tai vadinasi, 2 prie staklių dirba visą pamoką, o 14 neturi ką veikti. Tai mes ką darydavom, mes visi atsineždavom po šachmatų lentą į mokyklą ir pasidarėm turnyrą tarpusavį. Visi žaidė su kiekvienu po 2 partijas ir ten per pusę metų visą turnyrą prasukam. Ir tiesiog taip įsibėgėjo, čia gal nuo kokios 6-7 klasės ir pradėjau žaisti intensyviai. Bet tai niekada nebuvo kažkoks mano profesionalumo siekimas, tiesiog pažaidimas smagumui. Tai aš dar grįšiu prie dviračio. Tu esi važiavęs nors šį rytą. 11 kartų. 11 kartų. 12 metų gyveni, 11 kartų važiavai. Kodėl nevažiavai? Ir koks yra atstumas tenai važiuoti? 100 km? 91, po to pakeitė trasą, paskutinius 3 metus buvo 89. O kodėl pakeitė? Ten vieną atkarpą išėmė, kuri buvo labai pavojinga. Daug su žmonių susižalodavo griuvę. O daug lietuvių važiuoja ten nors šį rytą? Kas metai iki 5, sakyčiau. Bent jau kurios sutinku, kurios matau pagal registraciją, kad užsiregistravę kaip lietuviai arba mano pažįstam, tai iki 5 būna. Ir važiavai nuo pat pradžių, buvo kažkokie pasiruošimai tavo, ar tiesiog ėmėjai, sėdai ant dviračio ir važiavai? Visada pasiruošiu. Pasiruošė? Pasiruošimas bent kokias 3 mėnesius prieš varžybas, dažniausiai savaitgalio dienas. Važiuoji kasdieną po 100 km maždaug tokius prasivažiavimus pasidarai, kad po to varžybų dieną nebūtų. Varžybose nekovoji ten dėl pirmos vietos. Tiesiog, kad bus lengviau ir greičiau atvažiuosi. O daug žmonių važiuoja? Labai skiriasi. Pirmą kartą, kai dalyvau, buvo 12 500. Tai buvo visas galimas vietas išpirktas. Paskutiniais metais buvo likę apie 1000 berods. Labai sumažėjo šitas varžybas. Ir tu pats savo finansuoji šitą važiavimą? Dar niekada neteko. Neteko? Finansuoti. Įmonės moka, ir mūsų įmonė irgi moka, kad dalyvautum su įmonės vardu. Važiuotum Ugnė tokį atstumą? Tavo įmonė duoda tavo pinigų, sako, vat... Aš važiuočiau, bet tada man reikėtų biškai geresnio dviračio, nes mano tik 26 gali nuvažiuoti su elektra. Jau. Vat su elektra nieko nuvažiuosi šitose varžybose. Darom pertraukėlę? Jo, pertraukėlę reikia paspausti mygtuką jau. Būk unikalus, būk savimi. Tai nepanašu į darbą, tai ne produkcija, tai kūryba, menas, meilė nuo pirmo prisilietimo iki galutinio atvaizdo veidrodyje. Edita Riautinė kviečia į svečius, jaukioje aplinkoje prie kavos puodelio, išsirinkti detalės ir susikurti unikalią viziją, kurią Angel Dreams pavers tikrovę. Aukštos kokybės medžiagomis ir su didelė meilė pagaminti aksesuarai ir papuošalai spinduliuoja elegancija ir savitumu. Pasinaudok galimybę susikurti kažką unikalaus, išskirtinio ir prasmingo. Be unique. Be yourself. Jungiau filmavimą. Eina. Aš tavo kėdę. Jo. Išdarkiau. Išdarkė tavo tą kėdę, prašau atsisėsti. Klauskit toliau. Tai mūsų klausimas turbūt jau būtų apie, kaip tu atvykęs į Norvegiją, su gyvenime, surišai dar su lietuvių bendryje savo laiką, save pačią. Šiaip pats esi patriotas, laikai save tikrų lietuvių, augini vaikus, kad turėtų tą lietuvišką kilmę jaustų, taip? Taip. Nepalieku lietuviškumo pačio, nepalikau Lietuvoje, atsivežiau su savimi ir man ir dabar ir mano vaikam lietuviška simbolika yra svarbu. Visiems patinka lietuviška apranga, kaip šita pavyzdžiui.
2000 metų olimpinių žaidynių Lietuvos oficiali apranga iš čia. Ja. Į Tokijo olimpinių žaidynių. Kad Tokijo tai matosi. Vėl šitą. Tai o su bendrija, gal kokiais 17-18 metais pradėjau. Pirmą kartą sudalyvavom kažką vienam ar kitam renginį. Pamatėm, tada bendrija mane pamatė, kad aš jau čia fotografuoju, pradėjo kviesti, kad galit pafotografuoti. Atsirado mokyklėlė. Mokyklėlė pradėjo kviesti pafotografuoti renginius. Ir tai pradėjau pabiškį rištis su Rogalando lietuvių bendrija. Ir 23 metais per visuotinį susirinkimą buvau pasiūlytas į valdybos narius. Ir kas tu dabar esi toksai? Esu Rogalando lietuvių bendrijos valdybos narys. Ir kas dar? Ir būdamas, dar prieš būdamas valdybos nariu, paprašiau, kad sukurtų sporto komitetą, tokį sporto reikalam organizuoti, nes bendrijoje viskas čia buvo su kultūra susiję, su teise, bet nieko nebuvo, kas iš pačios bendrijos kažką su sportu darytų. O mes turim ir tą 5 km bėgimą už Lietuvą, kur nebuvo kažkokio žmogaus, kuris viską koordinuotų, už viską būtų, kad bent tai įvyktų, kad niekas nebuvo atsakingas, tiesiog žmonės iš savo valios darė. Tai aš pasisiūliau, kad aš būsiu tas žmogus, kuris kas metais pasirūpins, kad tai tikrai įvyktų. Tai tu darai. Tai taip įkūrėm sporto komitetą, kurio esu vienintelis narys ir pirmininkas. Bet turiu daug asistentų, pavyzdžiui, jūs organizuojant 5 km už Lietuvą šiais metais, tikiuosi ir kitais metais. Tai mano tikslas yra daryti visokius sportinius renginius. Ir prieš 2 metus važiavom į Lietuvą, buvo pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kur buvo važiuojant Norvegijos delegacija ir įvairiuose sporto šakose turėjom skirtingus atletus. Tai kas dalyvavo, ar buvo tokių žmonių, kurie susibūrė ir važiavo iš Norvegijos į Lietuvą? Tai taip ir buvo. Tik tai Norvegijos komanda ir buvo Norvegijai gyvenantys lietuviai. Buvo tenisininkai, buvo bėgikai, buvo plaukimo, futbolo komanda iš Drameno, berods iš Drameno. Buvo daug įvairių sporto šakų. Net o krepšinis buvo kaip mėgstamiausia lietuvių vyrų šaka? Krepšinio varžybos buvo, bet iš Norvegijos nepavyko surinkti komandą, nors labai stengiausi. Iš pradžių bandžiau 5x5 komandą, kad susirinktų, nepavyko, 3x3, galvoju bent jau, kad užtenka 5 žaidėjų, 3x3 komandai, ir tų nesurinkom, tai atmetėm tą variantą, gavosi. Tiesiog pradėjom organizuoti per vėlai, kai sužinojom apie tas žaidynės. Bet čia turbūt ir yra sunku susiorganizuoti, nes tu turi skirti savo laiką, išvažiuoti iš Norvegijos, pasimti atostogų. Tai yra ne viena diena ir turbūt ne 2 dienos tenai vyksta visą tai. 5 dienos. 5 dienos. Ir tu turi dar skaityk paukoti savo atostogas, kur tu galbūt galėtum su šeima nuvažiuoti. Gal irgi tai duoda? Čia nėra paukojimas, čia yra geriau negu atostogas. Supratau. Ir kas tenai, pavyzdžiui, įdomaus vyksta dar apart varžybų? Čia kaip realiuose olimpinėse žaidynėse būna tie atletų kaimeliai, sportininkų, olimpinis kaimelis vadinasi, ar ne? Tai taip, praeitą kartą vyko Druskininkuose ir visas viešbutis buvo vien tik tais sportininkais iš viso pasaulio apgyvendintas. Tai buvo mokama? Niekas nemokama. Kainavo vienintelis parvažiavimas iki Lietuvos. Biletą pats nusipirki, o apsigyvendinimas ir visas varžybas, viskas, ir transportas vietoje, viskas buvo su dalyvio kortelė, viskas nemokamai. Ir maitinimas buvo skiriamas. Kas finansuoja tokius? Lietuvos kultūros ir sporto ministerija. Ir daug lietuvių taip noriškai važiuoja. Jei gerai atsimenu, buvo 3-4 tūkstančiai dalyvaujančių iš viso pasaulio. Buvo labai didžiulė delegacija iš Amerikos, pati didžiausia berods buvo iš Anglijos, Airija, Ispanija, Australija, buvo ir vidurio Europos šiek tiek šalių, Azijos buvo, bet pavieniai žmonės kai kurie. Tiesiog žmonės, kurie
kažkokią sporto šaką nori išsibandyti ir galėjo atvažiuoti. Ir netgi buvo, kadangi Druskininkuose vyko, Druskininkų Snow Arena vietoje, tai vyko ir slidinėjimo varžybos, kas buvo pirmą kartą Lietuvoje vidury vasaros. Kalnų slidinėjimo varžybos, kur atvažiavo iš Amerikos, neatsimenu pavardės, bet jinai tikriausiai garsiausia Lietuvos slidininkė kalnų. Jinai Amerikoje dabar trenerė dirba. Ir atvažiavo čia dalyvauti tose varžybose, aišku, ir laimėjo. O šiemet jos bus vėl ar? 25 metais bus vėl jau pradėjom organizacinius darbus, renkam komandas, dar nepradėjau registraciją dalyvavimui, bet kai paskelbs, kad jau kokios tiksliai sporto šakos vyks, pradėsime registraciją ir tikimės iš Norvegijos surinkti bent 50 žmonių, kad važiuotų į tas varžybas. O kada tai būna paskelbta plius minus? Net nežinau, tiksliai gal kovo mėnesį turėtų būti paskelbta. Bet jau galima iki to laiko susiorganizuoti viską. Tai galima planuotis, nes plius minus sporto šakos išlieka tos pačios, kurios buvo praeitose žaidynėse. Ir data jau yra numatyta, Liepos 2, Liepos 6 dienomis. Bus Palangoje. Kaip viskas dar vyks, tai nežinau tiksliai. Pranešime. Tai jo, paskelbsiu viešai Facebooko grupėse, kurie nori registruotis, dalyvauti, kad pradėtų man duoti žinoti, kas jie tokie yra ir kokiose varžybose dalyvaus. Ir tu dar šiemet organizavai dviračių varžybas Lietuvių Rogalandą. Jo, buvo pirmą kartą pabandėm dviračių varžybas organizuoti. Ir kaip sekėsi? Ir labai gerai. Daug susirinkusi buvo. Kiek ten mūsų 12 buvo, ne? Viso, tai 12 dalyvių, pirmą kartą pabandėm 35 km trasą, kuri nėra labai lengva, bet nėra ir labai ilga, tai toks optimalus variantas. Buvo smagu, dalyviam patiko, visi prižadėjo, kad sekantį kartą vėl dalyvaus. O vyru ar moterų daugiau dalyvavo? Kaip tau atrodo? Vyru. Ja, buvo viena mergina ir kiti likę vyrai. Tai tikiuosi kitais metais ir Toma važiuos. Nu, tikiuosi, jeigu Ugnė padarysi reportažą. Galėsi dar Tomą selfie, žinai, filmuotis važiuojant. Tai... Nu, irgi pašnekėti, hudumsaudį. Man tai šnekėti jau ten sunku, kai mini greitai. Tai... Yra ką veikti. Kiek ten kilometrų buvo? 35 km, bet... Dar 10 km trūksta dviračių. Bet labai kalnuota vietovė, tai tavo dviratis pusiaukelį būtų išsikrovęs. Pafilmuos. Ten nemažai tų kalniukų yra. Jo, ir tokia daug kilimo į viršų, kas labiau vargina. Bet dėl to ir smagiau, ne taip kaip lygumoji visą laiką važiuoti. O ar tu, kaip tu visur suspėjai? Tau užtenka laiko? Ne. Nes tu dar ir šoki. Dar ir šoki? Jau beveik nebešoku. Jau beveik nebešoki? Jau beveik nebešoku. Kodėl? Tai nusprendžiau biškį pailsėti, akademinio atostogai. Tai vis dėlto reikia biškį tos pauzės, ne? Jo. Visur. Norėjai turbūt susidėlioti labai prioritetus, kai turi tik tiek veiklos ir tiek laiko. Šiaip esam sutarę su šokiais, kad biškį prilėtinsiu savo dalyvavimą šokių kolektyve. Nuo kitų metų realiai, šiais metais dar pilnai užbaigsiu, bet nuo kitų metų labai esu savo užsibrėžęs keletą tikslų sportinė prasme. 4 pusmaratonius esu užsiregistravęs. Kokius? Pusę maratono, 4 kartus. Čia bėgimas? Jo. Ir triatloną pirmą kartą pabandysiu įveikti ir plus... Kur triatloną? Čia? Stavangeryje. Yra Stavangerio centre vyksta triatlonas. Ten plaukimas, dviračiai ir bėgimas. Oho, čia kas metus vyksta? Jo, yra kas metus ir Stavangerio triatlono klubas organizuoja. Čia pernai nepavyko, nes tuo metu, kai vyko dainų šventė, ir vyko tą pačią dieną ir vyko triatlonas, o jau buvau pasiruošęs dalyvauti. Tai šiais metais bandysiu iš naujo, jeigu nesusikirs su pasaulio lietuvių sporto žaidynėm. Tai čia irgi, tai tokie 6 tikslai užsibrėžti kitiem metam. Priešti tikslai. Kurios planuoju sudalyvauti mažiausiai bent juos ir žiūrėsim. Dėl to nėra daug laiko likę šokiam. Ir kai esi toks aktyvus, tiek daug visko užsiemi, ką tu galėtum pasakyti tiem, kurie sako, kad nėra ką veikti?
Tai yra taip nuobodu čia gyventi, taip nėra ką veikti. Ir taip šalta. Žiemą. Šalta žiemą, šilta vasara, bet nuobodu, nėra ką veikti. Žiūrint, ko žmogui reikia ir ką jisai nori veikti, nuo žmogaus charakterio labai priklauso. Taip, bet tai masiai, kuri nežino, ko nori, bet tiesiog, kad kaip nėra ką veikti. Ir tai nėra čia nieko. Reikia išmokti veikti individualiai kažką tai. Nes tai, ką aš darau, man nereikia žmonių aplinkui, kad darytų su manim kartu. Nes jeigu žmonės sako, neturi ką veikti, vadinasi, aš neturiu su kuo eiti į barą alaus išgerti arba neturiu su kuo žaidimų žaisti prie stalo. O man nėra tos problemos, nes jeigu aš bėgu pabėgioti, aš bėgu vienas. Važiuoju su dviračiu, važiuoju vienas. Man nėra problemos. Ir žmonės automatiškai atsiranda šalia, kai tu darai savo... Jo, jeigu atsiranda bendraminčių, pavyzdžiui, kad bėgimai būtų bendraminčių, nelabai susirandu, bet ir nelabai ir ieškau, nes aš tiesiog treniruojuosi savo tempui, ar ne kažkokiam rezultatui pagerinti ar kažkaip. Man nereikia greičiau bėgti. Aš tiesiog savo programą turiu ir kad gerai jausčiausi bėgdamas, nepersiplėždamas. Jeigu atsiras kažkoks tai greitesnis bėgikas, man jau tada reikės persitemti, kad jį patlaikyti, o jeigu bus lėtesnis, aš nepastreniruosiu. Tai sakau, čia toks mano pasirinkti, mano hobiai esantis, jie yra individualūs, kaip to pačio hobio prasme. Nereikia aplinkos. Ir tai vat kitiem rekomenduoju pilnai pasimti, mokėti pabūti su savim. Pabūti meditacijai, jeigu tu nemėgsti bėgti, važiuok su dviračiu, jeigu nemėgsti važiuoti su dviračiu, lipk į kalną. Jeigu nenori lipti į kalną, užlipk į kalniuką, atsisėsk ir pasėdėk valandą laiko be telefono ir pažiūrėsim, ar tada geriau jausis ir gal tada kažkokios kitos mintis ateis. O aš vis taip nekantravau, norėjau paklausti, kaip tu suruktuoji savo laiką, darbas, pomėgiai, pabuvimas su savim ir šeima? Kaip tą laiką skiri savo šeimai? Turim kalendorių. Šeimos kalendorių, kur viską susirašom, realiai kas ką darom, kas kuo užsiėmė, labai daug tenais prirašyta visko. Ir žiūrim, ką galim veikti. Pirmiausia, aišku, yra darbo prioritetai. Ir arba jeigu yra kažkokios varžybos numatytas, ar susirinkimai mokykloje, ar ten vaikų kažkokie tai renginiai, tie labiausiai prioritizuojami. O po to jau pasižiūri, kad tą dieną nieko neveiksiu, bet galiu kažką, savo padaryti. O jūs kažkiek tai dviese praleidžiat su žmona laiko, ar čia visada visur būry ir su visais aplinkui? Tik, kad būry mes mažai būnam, kad iš viso. Vat dabar, kol buvom šokių kolektyve, tada daugiausia būry ir būdavom visą laiką, o šiaip tai dviese dažniausiai. Su vaikais plus. Ar namuose, ar kažkur tai... Bet irgi keliauja dviese, ar visą laiką su vaikais keliaujat? Dviese, kad esam keliauti, gal tik tais vieną kartą. Kad tik su žmona, kai buvo mūsų 10 metų vestuvė minėjimas, dviese buvom išskridę, žmonos mama buvo atskridusi čia į Norvegiją prižiūrėti vaikų 3 dienom, o mes išskridom į Lenkiją pabūti spa viešbusi. Tai vaikai irgi keliauja noriai su jumis? Labai noriai. Mes kiekvienais metais, pradėjus 2017 metais, kiekvienais metais su mašina ir palapinėm kažkur keliaujam. Ir ta tradicija išlieka. Iš pradžių iškeliavom pusę Norvegijos realiai per visas pusės, per kalnus visokius, stovyklas visas išbandę. O šią vasarą važiavom Lietuva, Lenkija, Vokietija, Danija, Norvegija. Tokiu maršrutu. Trukom daugiau negu 2 savaitės. Tai ir vaikai gerai atlaiko tokias keliones? Visiškai, jam tas labai patinka. Kiek metų vaikam? 8-11. Ir kuris daugiausiai zyzia kelionės metu būna, ar ne? Kai keliaujam, tai ne. Bet jeigu sakai, keliaus pradėjo 2017, tai vaikui buvo maža 1 metai. Ja. Su 1 metų vaiku su palapinėm ir didelius atstumus. Ja. Pripratinot. Nuo mažas. Priprato. Tai dar turim nuotrauką tokią, kur mes sėdėm mašinai,
Aš ir Jolanta priekį, žinai, vaikai gale tarpusavio, o tarp jų tokia pilis tašių, mėgmaišių, kažkas ten sukrauta ir ant viršaus puodukas vaiko. Nes gali bet kada reikėtų sustoti greitai, žinai, ir tuo metu kaip tik mokam ant puoduką sėdėti, žinai. Čia šitas puodukas, aš visai kitą puoduką pagalvojau. O kokį tu puoduką pagalvojau? Nuo kavos puodelį pagalvojau. Ne tas buvo. O, sakai, po visą Norvegiją išvažinėjat su vaikais beveik. Ne visą, Beveik. toliausiai buvom nuvažiavę iki Pragaro. O kur tie Pragaro vartai? Ne vartai, Pragaras. Kur tas Pragaras? Hel miestelis, kur yra už Trondheimo apie 30 km. Ir kas tenai yra? Tenais tiesiog miestelis labai garsus savo pavadinimu ir turi traukinių stotį, ant kurios parašyta Welcome to Hell. Ir yra tokie traukiniai labai senoviniai, kaip modeliai pastatyti, jie nenaudojami, gal jie ir važiuojantis, nežinau tiksliai. Bet ten tiesiog pasivaikščiu tokia kaip paroda muziejus, kuri visai atvira, gali ten apsižiūrėti. Kaip toli, tai labai Už Trondheimo 30 km kažkur. Talokai čia. Talokai. Tai 2 dienas kelio. Čia su mašina. Su mašina. Ir norėjau aš paklausti prie to klausimo, kad kas vaikam labiausiai patiko kelionės metu, o aplinkui Norvegiją, kai šiek tiek važiavot? Jam labiausiai patikdavo pačiuose stovyklavietėse būti, ypač tose, kur būdavo daug vaikų. Jau ten susirasdavo draugų, pirmą dieną atvažiuojam, oi, čia nėra ką veikti, čia nuobodi stovyklavietė, žaidimo aikštelė per maža, nes tik viena supynė. Antrą dieną ten tų vaikų jau susiradė, susimedžioja iš kitų palapinių, jau visi žaidžia kažką, tai veikia, reikia išvažiuoti į ašaras, verkti. Telefonų numeriais pasikeičia, kad čia susiskambinsim, susirašysim. Tai jam labiausiai patikdavo stovyklavietėse būti. Smagu, kiek draugų gali susirasti. Jo, tai ten tų... Ir mes visą laiką vaikams sakydavom, dabar paskutiniais metais, jau kai vaikai paaugo, kad jum į palapinę reikia grįžti tada, kai eina paskutiniai vaikai namo. Jūs galite būti iki paskutinių vaikų, kurie jau turi eiti namo. Tai geriau, jeigu bus tokie vaikai, kurie būna, pavyzdžiui, 1 valandą naktis. Tai vėliausiai yra grįžę į palapinę apie 12 valandą. Apie 12. Jo, jau būna pritemę, bet norvegiškai ta tamsa netokia. Tai nieko, vaikams smagu. Ir čia smagu, dviese gali pabūt, grįžkit, kada jau, kai jau visų nieko neliks, tada tai jau. Tai čia yra vaikų pasitikėjimas irgi iš tos pusės skaitosi, kad vaikais pasitikė. Tos stovyklavietės yra dažniausiai užtvertos, iš jų tenais taip išeiti gali tik pro kur mašinai išvažiavo ir niekas ten niekur neišeidinėja. Jie žaidžia toj pačioj stovyklavietėje. Tai, kad apie vaikus kalbam, tai noriu paklausti, kaip mokyklai sekasi vaikams? Dabar gerai. Dabar gerai, o kas buvo prieš tai? Prieš tai buvo sunkumų pačioj mokykloje kaimelį, kur mes gyvenom. Bet išsprendėm tą problemą perkeldami vaikus į kitą mokyklą. O patinka sistema Norvegijos mokykla? Patinka. Man asmeniškai atrodo gera sistema. Kas labiausiai patinka toj sistemai? Kad nėra perkraunama tiek namų darbais, kiek buvo bent jau mano laikais, kai mokiausi. Aš tai nežinau, kaip dabar yra. Taip, ir dabar daugiau. Bet paskambinau čia vieną kartą broliui į Lietuvą. Mano dukra skundžiasi, kad man per daug namų darbų uždavė. Man reikės daryti šiandieną 30 minučių namų darbus. Aš sakau, man užduodavo tiek namų darbų, kad aš darydavau tą dieną kokias 2-3 valandas ir dar savaitgalį valandą laiko. Sakau, skambinam dabar tavo pusbrolį, kuris yra Lietuvoje, 3 klasė ir 4, neatsimenu dabar tiksliai. Sakau, paklausim, kiek jam namų darbų užduoda. Pasiskambinam, pakalbam. Jam šiandieną uždavė maždaug 3 valandom namų darbų. Tada mano dukra sako, tai gerai, Norvegijai gerai mokintis. Ir netikėjo iš pradžių manim, kad gali būti dar daugiau namų darbų užduodam. Bet nežinau, tiesiog mokosi, nėra taip perspaudžiama su pačiais tais mokslais, kaip Lietuvoje yra. Nežinau, kas iš to gausis, bet... Visi kažkaip, visiems visi Norvegai gyvena ir dar turbūt geriau negu kai kurie lietuviai netgi gyvena, ne? Jo, ir tas Norvegų yra mokslo skirtumas. Norvegai išmoksta savo dalyką labai gerai, o lietuviai išmoksta daug dalyko.
bet nelabai gerai. Visko po biškį. Visko po biškį išmoksta, bet nėra nieko, kad labai ten įvaldė kažką. Tai aišku, ten kas nueina į magistro studijas ar ten doktoratūras, tai ten tie įvaldo tą savo, arba visą laiką dirba toje pačioje srityje, išmoksta galiausiai tą dalyką. Bet mokykloje augina tokius universalus, kai aš turiu gerai mokėti ir dailės istoriją, ir chemijos formulės. Ir dar netgi ne apie tą profesinę pusę, bet apie psichologiją. Kad kiek yra spaudimo ir streso. Tas būdavo, aš to asmeniškai nepatyręs. Vis tiek bijojai prieš egzaminus, streso buvo, kai sakyta, tuoj bus egzaminas, jau tuoj. Tai čia jau dalis dėl to, kad žinojau, kaip man reikės išsilaikyti egzaminus, kad galėčiau studijuoti ten, kur noriu. Bet aš jau turėjau ir prieš egzaminus susirinkęs tokį taškų kiekį, kad man reikėjo tik išlaikyti egzaminus. Negauti neigiamą. Nes aš lankiau papildomas fizikos ir matematikos mokyklas, nekivaizdinės, kurios davė daug taškų į elektronikos studijas. Labai čia. Aš matau, kad tu turi klausimą. Taip, aš turiu klausimą kaip tik į temą. Tau uždavė klausimą. Kurį skaitysi? Kokius 3 dalykus Norvegija turi geriau už Lietuvą ir kokius 3 dalykus Lietuva turi geriau už Norvegiją? 3 dalykus geriau... Kas yra geriau Norvegijoje dabar? 3 dalykai. Nu, tai vienas turbūt mokykla, ne? Mokymosi sistema, ką dabar apkalbėjom. Šiaip jo sutinku, mokymosi sistema Norvegijoje man labiau patinka. Kitas, kas be abejonės yra gamta. Man norvegiška gamta yra arčiau širdies negu lietuviška. Čia skonio reikalas. Čia labai asmeninis skonio reikalas, bet man labiau patinka kalnuotos vietovės negu lygumos, kiek Lietuvoje, kai užaugęs visiškai plokščioje vietoje, kur aukščiausias kalnas yra, ant kurio prekybos centras stovi, Liepkalnis. Ir kurį dar dapylė 15 metrų, kad būtų aukštesnis. Nedaug tų kalniukų Lietuvoje. Ir Norvegija man labai patinka darbo kultūra, kur negaliu kalbėti už visas įmonės, už visus darbdavius ir darbuotojus, bet kiek aš susidūriau, darbdavys labai rūpinasi savo darbuotojų. Tose įmonėse, kuriuose aš dirbau 2 skirtingose įmonėse, rūpinimasis yra beproto didelis ir atskirtis tarp įmonės vadovo ir žemiausios grandies valytojas, ar ten jaunesnysis inžinierius, ar virtuvės darbuotojas, nesvarbu kas. Tas pats įmonės generalinis direktorius ar savininkas gali įsisėsti prie to pačio stalo ir sėdėdamas pietauti, pasikalbėti, o matai vakar futbolo varžybos buvo geras, ten žinai kažkas, tai blogiausia atveju apie orą pasikalbės. Nebus taip, kaip Lietuvoje turėjau patirtį, kai mes vienam pastate dirbom su įmonės direktorium ir buvo inžinerinis skyrius, aš ateinu valgyti su pora inžinierių į kavinę, nes Lietuvoje kavinėse vis valgydom, nebūdavo tokios kaip valgyklos. Ir ateina įmonės direktorius ir atsisėda jisai vienas ir kuo toliau nuo mūsų, kad nereikėtų su mumis bendrauti. Ir dar su kostiumu, ne? Nebūtinai. Ne. Jau čia tas nėra būtinas dalykas, bet tai va tas norvegiškas laisvesnis bendravimas, mažesnė skirtis tarp darbdavio ir darbuotojo ir pats darbdavio rūpinimasis darbuotojais. Labai sutinku. Labai imponuoja, kad jie rūpinasi, kad jisai neišeitų iš darbo. Nes jam ir finansiškai negerai, kad kai žmonės išeina, jeigu įmonė sėkmingai, aišku, jeigu įmonė pradeda griūti, tada jie nori, kad darbuotojai išeitų. Bet čia jau išskirtiniai atvejai. Jeigu įmonė gerai gyvuoja, jam nėra tikslo atsikratyti žmogaus, jie pasirūpins, kad tau net nekiltų noras išeiti iš to darbo. Na, o kas Lietuvoje geriau negu Norvegijai? Kas Lietuvoje geriau negu oras? Kas be ko? Oras, jo. Čia vasara trunka 2 savaitės, Lietuvoje 4 mėnesius plus minus, tai toks skirtumas kažkada kartais pasvajoju, jeigu Lietuvoje gyvenčiau
kiek aš su dviračiais važinėčiau, nes čia išvažiuoji tada, kai gali realiai. Nevažiuoja per Lietuvą? Ne, važiuoti per Lietuvą tik į darbą ir atgal, o taip pasivažinėti, kad ten 100 km nusivažiuoti, 4 valandas per Lietuvą nėra malonu. Kojos sušlampa, rankos sušlampa, šalta pradeda darytis, nesvarbu, kad mini pedalus, bet šali vis tiek. Nes čia drėgmė jaučiasi. Jo, ir tai va, lietuviškas oras toksai labiau palankesnis, aišku, kai vasara 30 laipsnių vėl nepavažiuosi. O čia va, tokių problemų nėra, kad per karštą bus. Čia gali bet kokiu, žinai, geriausią vasaros dieną važiuoti su dviračiu, vis tiek bus ne per karštą. Tai va, Lietuvoje dar yra žymiai skanesnis maistas. Ir įvairesnis turbūt. Ir įvairesnis, ir skanesnis. Čia, nežinau, kaip palyginti, tiesiog viskas. Maisto prasme, aišku, norvegai labai daug adaptavę visokio užsienietiško maisto kultūrų, jie labai daug atsižvelgia į tą ispanišką, itališką, meksikietišką tortilos burrito maistą. Tai va, tai čia antras buvo, ne? Dar trūksta. O trečias palyginimas, tai net nežinau, kas trečias. Kas Lietuvoje dar geriau galėtų būti už Norvegiją. Nesugalvoju. Gal kad šeima yra? Būtų pliusas. Važinai, kuo toliau nuo Ošvinės gyveni, tuo geriau. Ne, negaliu sakyti, mano Ošvinė labai gera. Tai čia geresnės ir negali būti realiai. Tai turim dar kokių klausimų? Jo, turim dar. Neklausk visų tų man. Gerai, visų neklausim. Ačiū man tai už klausimus. Tai paklauskim, po 10 metų, kaip atrodys šitas ruduo? Ruduo po 10 metų. Darysim podcastą dar po 10 metų. Tai va, kaip tu įsivaizduoji? Kur būsi? Aš tai manau, kad... Dabar yra sekmadienio rytas. Sekmadienio rytas po 10, tau jau 10 plus metų. Tavo vaikams irgi plus 10 metų. O mano vaikai jau išvykę iš namų netgi, ne? 18-21 metai. Ar jūs spyrisi 18 iš namų iškart? Tai jo 18 sueina pro duris, gyvena saulė, skris paukštelį. Nebus taip, kaip Andriui Mamantui, kad 25. Ja, panašiai padarysim. Anksčiau išvarysim. Jokaujam vaikai. Jeigu žiūrėsit šitą laidą. Po 10 metų aš nemanau, kad būsi atsikratęs kameros dar. Tai čia net jeigu ir nedarysim podcastą, aš vis tiek, manau, kamerą naudosiu, fotografuosiu, filmuosiu kažką. Tai... Kokie 3 dalykai bus tavyje pasikeitę? Tada taip paklausiu. Barzda žilesnė. Taip. Plaukai žilesnė. Čia antras. Raukšlių daugiau. Tik tiek. Nežinau, gal protingesnis biški bus. Ne, protas su amžiumi ateina, kai pagalvoji, dabar 40 metų, koks buvau 30 durnius. Kaip aš tada tai sugalvojau tokius dalykus daryti. Nieko. Tai mano Benas klausė, kai dariau vaizdo įrašą, kai tu man atsiuntei, kai dariau tą visą video ir sako, o kiek Remiai sako metų yra? Sakau, nežinau, gali paklausti, tai va klausimas. Sakiau, 40. 40. Lygiai falus skaičius. Ne 0,4, ne? O būtų galėtų, ne? Ne. Norėtum sugrįžti į tą jaunystę, vaikystę. Norėtum viską pradėti iš naujo. Nuo 5. Kad pradėti iš naujo, ne, bet jeigu grįžčiau su žiniom, kuriam dabar turiu, tai jo. Ja, tai, bet ne, nesigėliu, kaip gyvenu. Biškai printavo. Pašviesim su Photoshopu. Dar vienas klausimas tau. Plauk iš naujo. Dabar. Dar vienas klausimas tau. Jeigu galėtum, su kuo pasikeistum vietom savaitę laiko? Savaitę laiko pagyventum kito žmogaus gyvenimą. Koks žmogus tai būtų? Tai šitą apgalvojau. Ir pasikeisčiau su vienu iš 20 šiuo metu esančių pasaulyje žmonių, kurie gali vairuoti Formulės 1. Tai bet kurio Formulės 1 lenktynininko. Man nesvarbu, kurio Formulės 1 iš tų, kas yra 10 komandų. Labai patinka greitis, nebijai. Tu vis dėlto domiesi mašinom žiūrė? Jo, Formulė 1 domiuosi nuo vaikystės. Nuo tada, kai per Lietuvos televiziją pradėjo rodyti Formulė 1, tada ir pradėjau žiūrėti senais, dar Schumacherio laikais.
Ir iki šiol domiuos su maža pertraukėlė, bet domiuos intensyviai, labai domina. Autosportas šiaip nėra mano mėgstama sporto šaka, kitų lenktynių visiškai nežiūriu, bet Formulė 1, kurią norėčiau išbandyti. O aš tada dar vieną klausimą dabar, paskutinį gal, turiu tokį. Tai būtų apsikeitimas vietom, tai tas futbolistas turėtų būti tavo vietoj ir su tavo žmona. Formulės 1 lenktynininkas. Ir jisai būtų su tavo vietoj, su tavo žmona gyventų. Aha, tai vadinasi. Jeigu keistis. Jolantas sakė, kad jai labiausiai patinka Alonso. Tai reiktų su juo keistis. Tada keisiu su Piastriu. O aš irgi turiu. Tai kaip vis dėlto tavęs neerzina ta Norvegijos važiavimo kelyje tolerancija, kultūra? Man labai patinka, jinai imponuoja. Važiuojant iš dviračio perspektyvos, kadangi važiuoju daug su dviračiu ir važiuoju mašinų keliais, tai kažkada esu juokavęs, kad Lietuvoje per tiek laiko, kiek važiuoju, būčiau 3 kartus žuvęs. Tikrai, kiek norvegiška kultūra yra tolerantiškesnė, lėtesniam eismo dalyviai negu Lietuvoje, tai didžiulis skirtumas. Visi mandagiai palaukia, kol yra vietos apsilenkti, prieš posūkį nelenda, su dviračiu kultūringai apsilenkia. Tai man labai patinka tas ir aš pats su mašina nelakstau, važiuoju kultūringai, dažniausiai greičio limito ribose. Tai man viskas gerai. O kai grįžti į Lietuvą atostogų, yra kažkas buvo nutikę, kad kelyje kažkokie konfliktai Lietuvoje? Ne, nėra buvę. Tiesiog biškį reikia persirientuoti, ypač Kaune. Tenais labai jau agresyviai visi važiuoja, lenda, žinai, ir Vilniuje šiek tiek mažiau, bet greičiai didesnė. O taip, kad kažkas būtų nutikę, ne, bet reikia tiesiog perprasti, adaptuotis atgal į lietuvišką vairavimą, kuris yra šiek tiek biški naglesnis, kaip sakant, daugiau tokių, kurie užlys į priekį prieš šviesoforą ar ten užkirš tau važiuojant, įlysi į tarpą, kurio nėra, tam, skaičiuodami to, kad tu sustabdysi ir įleisi. Su dviračiu Kauno gatvėm nebandai važiuoti? Aš Lietuvoje mažai su dviračiu važinėjau, kol didmiestėse važiavau. O kodėl važinėjo? Mano giminaičiai, draugai važinėjo Lietuvoje, dabar irgi dviračiai populiarėja Lietuvoje. Bet yra dviračių takai kokie nors Lietuvoje? Yra minimalus ten kažkokie, tai kur galima važinėti. Neturiu daug patirties, negaliu daug kalbėti. Man įdomi atrodo apie Kauną kalbant, kad yra dviračių takai, kai kurie, bet va tokie bordiūrai, jis nusileist, vėl užkilt. Tai dviračio laužimas, padangų, ratlankių gadinimas. Tai jeigu dviratis sulūžtų, kažin ar valstybė sumokėtų? Ne, tikrai ne. Nemokėtų. Juokauju. Tai ką, nežinau, ar turim dar Remiai klausimų? Dovanojam dovaną, nustebinkim. Tai noriu nustebinti tave. Kaip netikėta. Šitą dovanėlę iš Editos Riautienės, Angel Dreamer dovanėlę, kurią įteikiam kiekvienam pašnekovui. Ačiū labai. Pažiūrėsim, ką čia padarė. O, žiūrėk, su reklaminė kortelė, su nuostabiu logotipu ir aprašymu. Kas darė, gal žinai? Edita Riautienė. Ugnė. Šitą. Aš jau galvoju, ką kitą. Bus pakabukas prie mašinos raktų. Žiūrėk, kad tavęs nenužiūrėtų 2 akis. 4 akis. Ne, čia ne apie mus. O jūs į mane taip žiūrite? Šiandien visą laiką žiūrėjom. Nu, žiūrėkit. Ačiū ir norim padėkoti Lietuvių namam, kad jis leidžia mus kiekvieną sekmadienį rašyti mūsų podcastų ir šiltai sutinka, šilti namai. Taip pat Editai Riautienei, kuri duoda savo dovanėlės mūsų pašnekovam. Ir ačiū tau, Remi, kad atvykai. Ir šiandien nefilmavai šiandien už kadro. Ate. Šitas čin čin. Man patinka jisai.